šiandien mes baigiam 2025 metų translokacijos sezoną, tokį aktyvų darbą, kuomet į pelkes išeina gegužės 20 dieną, o šiandien yra Liepos 10 diena. Tai visą tą laiką labai nedaug buvimo namuose, daug gyvenimo pelkėje, daug nueitų kilometrų, mažai miegotų naktų ir valandų, daug tokios įtampos, nežinios, rūpesčio. Aš galiu pasakyti, kad aš dirbu gamtosaugoje 4 amžiaus ir turbūt profesinėme mano gyvenime tai turbūt sunkiausia patirtis, kokią esu turėjęs. Ne būtent šita translokacija, bet translokacija kaip tokia. Man šita translokacija yra jau 4. Tai be galo sunkus darbas ir šiandien mes paleidome jau ką tik paskutinį aviarimą išleidome į laisvę, jau porą paukščiukų išskrido, dar kiti dairosi, žiūri, galvoja, kada čia jiems išskrist. Tai yra tam tikras, toks didelės atsakomybės jausmo išėjimas, reiškia, ir dabar ateina tas toksai nuovargis, adrenalinas nuslūksta ir tuoj griūsi miegoti. Nors čia vis dar reikės lankytis, aš dar čia važiuosiu kiekvieną dieną. Tai yra minkštasis paleidimas, kada mes dar vis pamaitinam tos paukščiukus aviarimuose, kad jie grįžtų ir ilgiau čia užsiliktų. Jo, ir mes čia tiesiog rūpinamės, kad jie turėtų pakankamai jėgų, pakankamai riebalinio sluoksnio, kad ištvertų pirmąją savo kelionę į Afriką. Mes iš Nemuno deltos perkeliame 11 lizdų su 53 paukščiukais, iš kurių 52 mes sėkmingai paleidome į laisvę, ką tik paleidom paskutiniuosius. Tai yra tikrai labai geras rezultatas paleidimo į laisvę, sėkmės kriterijus. Ir aš tai labai džiaugiuosi, rezultatai tikrai puikus yra ir ne vien tik tai atsispindinantis paukščiuose, bet man atrodo komanda puikiai dirbo. Didžiausi komplimentai visai komandai, atsidavusiai, vienas kitą palaikančiai, tikrai nenuilstančiai dirbant. Daug išmokom. Man atrodo, kad situaciją translokuojant mes žymiai profesionaliau darom, negu tą darėm anksčiau. Anksčiau irgi puikiai tikrai darėm, bet šį kartą mes tikrai sugebėjome valdyti situaciją ir matyti kiekvieną paukštį, šitos 53 paukščius individualiai. Mes sekėme jų svorius, mes žiūrėjome mitybos planą kiekvieno, turėjome puikius veterinarius, kurie esant reikalų mus pakonsultuodavo. Situacija buvo labai gerai valdoma, nei vienas nesusirgo, nei vienas negavo ten rachito, kas dažnai būna, arba kokios aspergiliozės, kas iš tikrųjų pasireiškia esant stresui. Tai sakyčiau, kad mes sugebėjome išlaikyti tokį, mes visą mėnesį kalbėjom pašnibždom. Tai dabar reikia dar išmokti kalbėti garsiai, grįžti į tą žmonių pasaulį. Ir aš manau, kad šita translokacija mums davė daug pasitikėjimo savimi. Tas pasitikėjimas savimi, užtikrintumas yra labai svarbus translokacijai. Tu turi dirbti tiksliai, švelniai, greitai ir užtikrinančiai. Tai turėkim omeny, kad šiandien buvo baisus metai. Sausa, šaltas pavasaris, vėluojantis perėjimas. Psichologiškai lizdų paieškos komandai buvo labai sunku. 2 savaitės vaikštai, kasdieną apie 20 km toj pelkė ir nerandi nei vieno lizdo ir nei vienos patelės. Ir tada pradedi galvoti, kad kažkas jau yra negerai. Arba su tavim, arba su Nemuno delta, ar kas dar. Psichologiniai sudėtingumai mums translokacijos čia bazėje irgi nebuvo ką menkesni. Visai kitokie yra, mes tiesiog paukščių augintojai pasinėrėm visiškai į paukščių pasaulį ir tas procesas ant tiek yra jautrus, kad bet koks bereikalingas krepštelėjimas erzina ir yra labai sunku, tiesiog didesnės žmonių masės, tau sunku jose būti. Aš manau, kad buvo labai didelis iššūkis mūsų šeimoms, nes mūsų šeimos buvo ar Vilniuje, ar dar kažkur tai ir daug laiko mūsų nematė. Ir čia tikrai reikėtų padėkoti visoms šeimoms, ne tik tai mano šeimai, bet ir kiekvieno translokacijos dalyvio už tą kantrybę. Aš tikiu, kad ta kantrybė savo šeimos nematyti ir žinoti, kad gyvensim kurį laiką kažkokie tokie atskirti, turbūt yra sąlygota jautimų prasmės, koks yra svarbus tas darbas. Ir tikrai ačiū šeimoms, kurie išleido mus translokuotojus
Ir aš tikiuosi, kad tais metais taip pat išleis į šitą nuotykį. Veiklos vykdomos įgyvendinant projektą Life Aquatic Voblė. Jį finansuoja ES LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kiti projekto rėmėjai.